Sveiki mano draugai, broliai ir sesės, mano giminaičiai ir visi kiti, kurie klausosi mano šio liudijimo. Šiandien yra šeštadienis, 7 savaitės diena, kurią Dievas palaimino šio žemės kūrime. Tad juos visus sveikinu su ja. Dievas savo 4 įsakyme yra įsakęs: atmink ir švęsk šią dieną, kad pašlovintum Kūrėją ir jo kūrinyje, ir būtume artume ir jo palaimoje. Aš savo ruoštų noriu pašlovinti Dievą šiuo liudijimu. Dabar sakysiu antrą dalį su šio liudijimo, ką Dievas pakeitė mano gyvenime. Ir pradėsiu Dievo žodžiu 8 psalmę, kad klausytojas, kuris manęs klausosi, bent dalelę prisiliestų prie Dievo žodžio ir išgirstų tą išmintį, didybę, kuri yra surašyta šioje knygoje. Viešpatie, mūsų Dieve, koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje, savo didingumu apdengiai dangaus aukštybės, mažylių ir kūdikių lūpomis sukūrei savo šlovę engėjams sugėdinti, kad nutildytum priešą ir maištautoją. Kai pažvelgiu į dangų, tavo rankų darbą, į mėnulį ir žvaigždes, kurias tu pritvirtinai, kas tas žmogus, kad jį atmeni, kas tas mirtingasis, kad jo rūpinėsi. Tu padarėjai jį tik truputį žemesnį už save, apvainikavai garbę ir didybę. Tu padarėjai jį savo rankų darbų šeimininku ir padėjai visą prie jo kojų. Avis ir jaučius, visus aleivieno ir laukinius gyvulius, padangių paukščius bei jūros žuvis ir visa, kas keliauja jūrų takais. Viešpatie mano Dieve, koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje. Ir dar pridėsiu 9 psalmės 1-2 eilutės. Dėkosiu tau, Viešpatie, iš visos širdies, apsakysiu visus tavo nuostabius darbus, krikštausiu ir džiūgausiu tavyje šlovės giesmę giedodamas tavo vardui aukščiausiasis. Tai vat, dabar noriu aš labai pasidžiaugti ir padėkoti Dievui, kas klausėte mano pirmąją dalį. Tai jau matėt, kaip Dievas mane vedė gyvenimo taku. Ir kad ją truputį apibendrinant tą dalį, tai aš tapau gyvas Dievo liudytojas. Savo gyvenimu galiu paliudyti, kad Dievas yra. Aš savo kailiu patyriau šioje knygoje užrašytus žodžius. Aš gyvenau nuodėmingą gyvenimą. Patyriau tą nuodėmės bjaurastį. Tada savo kailiu patyriau nuodėmės pasekmes, skaudžias pasekmes, kurios mane įmetė į gilią duobę, purvo duobę, kurioje aš murkdžiausi alkoholio, cigarečių ir paleistuvystės svetimavimo liūnę. Aš mačiau visą savo gyvenimo bjaurastį 33 metų būdamas. Aš patyriau tą skausmą ir tą širdies skausmą, tą pamatęs, koks mano tuščias gyvenimas buvo nugyventas net 33 metus. Tada Dievas mane iškėlė, išgelbėjo iš tos duobės, ištraukė mane, apvalė truputį ir leido net 15 metų patirti klaidingą mokymą, suprasti, kas tai yra. Žmogus atėjęs tenai nieko neranda. Jis galvoja, kad rado, bet iš tikrųjų nieko nerado. Su Dievu jis ten nesusipažino. Tai aš kalbu apie katalikų bažnyčią, kurioje aš ieškojau Dievo 15 metų. Ir tada Dievas man įkvėpė norą sužinoti, ar Jonai, ar nori sužinoti tiesą. Ir aš sakiau: Dieve, taip, aš noriu sužinoti tiesą. Ir įkvėpė mane perskaityti šią knygą. Šios žodžius. Aš savo pažadėjau, kad perskaitysiu nuo pirmo žodžio iki paskutinio, ir aš tai padariau. Ir kada šią knygą skaičiau, man suplaukė labai daug informacijos ir mano visas gyvenimas pasikeitė. Bet iš tikrųjų pats gyvenimas jau pradėjo keistis nuo tada, kada mane Dievas ištraukė iš tos duobės, į kurią aš pats save įstūmiau per savo nuodėmes, nes aš turėjau pajausti tas pasekmes, suprasti tą baisumą pačių nuodėmių.
Ir kada Dievas mane ištraukė, tai pirmas dalykas, ką Jisai man pakeitė mano gyvenime tame, tai Jis įkvėpė mane eiti į sportą, sportuoti, atgauti tas savo jėgas, pasitikėjimą. Įkvėpė mane eiti į kovos menus ir aš 15 metų kažkur sportavau tą sportą, tvirtėjau tiek psichologiškai, tiek morališkai, tiek fiziškai. Ir tas man davė labai stiprų stimulą atsikratyti labai vieno kenksmingo įpročio – rūkymo. Nes rūkymas su sportu aš skaičiau, kad nesuderinami dalykai. Bet tas įprotis manyje buvo labai giliai. Ir aš savo pastangomis bandžiau ir pas gydytojus adatėlėm gydytis ir skaičiau knygą Lengvas būdas mesti rūkyti. Deja, man šitie dalykai nepadėjo. Maksimum 2 mėnesiai ir aš vėl turėdavau cigaretę burnoje. Dievas mane suvedė su nuostabia moterimi. Tai irgi Dievo dovana man, kurios aplinkoje nebuvo nei vieno rūkančio. Kad aš niekada daugiau nebeužsirūkyčiau cigaretės šalia jos. Ir tada Dievas man įkvėpė išmesti paskutinį tą pilną pokelį, kurį aš buvau nusipirkęs, ten kelias cigaretės buvau surūkęs. Pajaučiau tokią norą išmesti tą pokelį. Išmečiau ir nuo to laiko neberūkau. Man labai lengvai metėsi, man net kentėti nereikėjo nieko. Aš tiesiog numečiau pokelį ir neberūkiau. Taip pat po skyrybų, po tos visos duobės aš buvau likęs vienas. Kaip ir minėjau, Dievas mane suvedė su nuostabia moterim, kuri taip pat yra patyrusi gyvenimo sunkume šeimininėme gyvenime. Jinai patyrė tuos visus savosius aš vyro ir neapsikentusi su juo išsiskyrė. Ir kadangi jinai turėjo tos kantrybės, jinai sugebėjo iškęsti mano savąjį aš, kuris dar buvo manyje labai stiprus, bet jau truputį pakitęs. Tai aš labai dėkoju jai, kad jinai iškentėjo iki šios dienos su manim. Ir vat, tas liudimas, kada jau pradėjau eiti Dievo keliu kartu, jinai man pasakė, sako, Jonai, jeigu tu dabar būtum toks pat, koksai prieš 3-4 metus, sako, aš būčiau su tavim negyvenus. Aš dabar nebegyvenčiau su tavim. Tai moteris pamatė pas manyje labai didelį pasikeitimą. Nes kaip ir minėjau pirmoje dalyje, didžiausia bėda žmoguje yra tas savasis aš, ta šėtono sėkla esanti mūsų viduje, jo dvasia yra, kuris griauna mūsų gyvenimus. Savasis aš sugriauna viską. Šeimas, darbus, karjeras, viską. Jo paskirtis yra atitolinti žmogų nuo Dievo ir tada sunaikinti. Kada pradėjau skaityti Dievo žodį, savasis aš sumenko ir aš tapau visai kitokiu žmogumi. Kada atsivėrė akis, pamačiau melą, man atsivėrė akis. Tada, reiškias, pradėjau sportuoti, suradau, Dievas suvedė su moterim, atsirado prasmė gyvenime, noras gyventi, džiaugtis. Tačiau dar buvo įprotis alkoholis, kurį vartodavau. Aišku, jau jo buvo mažiau, bet jo vis tiek būdavo. Ir kada jau atėjo man 47 metai ir kada Dievas pasakė, Jonai, ar noriu sužinoti tiesą, ir kada aš jau atvėriau Dievo žodį, pas mane dingo potraukis alkoholiui. Aš nebevartoju alkoholio jau 2 metai, nei lašo. Nei alaus, nei sidriuko, nei šampaniuko, nieko. Aš tiesiog nebenoriu alkoholio. Dabar visai neseniai po alkoholio atėjo kavos laikas, kavos. Aš buvau irgi labai gerdavau kavą dideliais stipriom dozėm. Tai taip pat praėjo noras gerti kavą. Ir va čia buvo, galiu netgi papasakoti, kad tai yra realus narkotikas, nes man buvo 2 dienas labai skaudėjo galva, kada aš negėriau kavos ir buvau labai mieguistas. Vieną kartą grįžau namo 6 vakaro ir aš jau nieko nebenorėjau net pajudinti. Aš atsiguliau į lovą ir miegojau visą tą vakarą ir
visą naktį ir dar ryte atsikėliau toks neišmiegojęs, suskaudančią galvą. Tai 2 dienas aš turėjau tokias kaip abstinenciją, kaip tą tokį pachmielą kavos. Reiškės. Ir dabar aš jau neberūkau, nevartoju alkoholio ir negeriu kavos. Tiesiog išnyko noras. Kažkas ištrynė iš manęs programą. Kas ištrynė? Dievas. Jau 3 tokie stebuklai mano gyvenime, kurie įvykė. Kitas dalykas, Dievas mane įkvėpė savo mylimą moterį vesti. Nes pagal 7 Dievo įsakymą, jeigu esi nesantuokoje ir turi lytinius santykius, tai yra svetimavimas. Ir aš ryžausi, ir mes esame vyras ir žmona, tapome vyras ir žmona. Dievo akyse mes dabar esame teisūs. Skaitant Bibliją, kada jau pradėjo atsiversti, reiškės, Dievo žodis ir aš supratau pasaulį, jo visą tą blogybę visą, kada perskaičiau knygą Didžioji kova, aš tapau visai apolitiškas. Aš tada kažkada pirmoje dalyje sakiau, kad aš dalyvau su šeimos sąjūdžiu, kovojau už tas vertybės. Dabar man politika tapo svetima, aš absoliučiai nesidomiu, jie man tiesiog neįdomu. Dar vienas dalykas, kuris atėjo į mano gyvenimą, tai aš išjungiau televizorių ir aš daugiau jo nežiūriu jau daugiau nei 3 metai. Vietoj televizoriaus dabar yra mano rankose knygos. Knygos surištos su Dievo žodžiu, kurios išaiškina daugelį Dievo parašytų tiesų. Kaip tik atsiranda laisvas laikas, taip aš pasiimu knygą ir skaitau. Jūs dabar visi matote, aš sėdžiu labai gražioje aplinkoje šalia upės, nes upė gyvenime Biblijoje reiškia gyvenimą. Ir Dievas man jį išpildė labai mano gilų, turbūt labai užslėptą troškimą gyventi kaime. Aš gyvenau Klaipėdoje, didelėme tame mieste. Ir Dievas įkvėpė mus kartu su žmona palikti didelį miestą ir išvažiuoti gyventi į kaimą, kur miškai, gamta, jo Dievo kūrinyje. Nes Dievas yra ten, kur jo kūrinyje, reiškia, kur tyla, kur skamba gamtos garsai, kur paukščių čiulbesys yra, kur upės čiurlenimas, kur vėjo ūžesys, kurį tu girdi, kur įkvepi kvapą ir jauti Dievą, nes tai jo kūrinyje kvapas. Medis, kiekvienas medis turi savo kvapą, kiekviena žolė turi savo kvapą, kiekvienas paukštis turi savo čiulbesį. Ir mes turime kiekvieną savo balso stygas ir savo balso garsą. Suvokėt, apie ką aš kalbu? Dievas mane atvedė į savo mokyklą, kad aš mokinčiausi Dievo žodžio gamtoje. Ne mieste, kur triukšmas, ūžesys, dūmai ir taip toliau. Aš labai dėkingas Dievui už tai. Kada pradėjau skaityti Bibliją, kilo labai didelis noras atlikti krikšto procedūrą. Nes mes visi nesame pakrikštyti, jeigu žinot. Nes krikštas tai nėra, kada tėvai mažą vaiką atveda pas kunigą ir jis ten kažką tai padaro. Krikštas tai yra turi būti asmeninis žmogaus nutarimas. Aš taip noriu, aš noriu ateiti pas Dievą. Tai mes su žmona pasikrikštijom lygiai prieš metus, 23 metų rugsėjo 2 dieną. Sudarėme sandorį su Dievu. O tai reiškia, kad aš įsižadu viso praeito gyvenimą, kurį gyvenau, visų tų nuodėmių, piktybių, visų tų alkoholių, cigarečių, visų tų svaigalų, visokių stimuliatorių ir taip toliau. Ir nuo šios akimirkos, kada aš pasikrikštijo, eisiu Dievo keliu, Dievo vedamu keliu, aš patikiu savo gyvenimą Dievui. Ir kas pas mane atėjo į gyvenimą? Ramybė. Aš visada sėdėdavau katalikų bažnyčioje ir klausdavau savęs, ta ramybė, kodėl vis vienas kitam palinkė ramybę, ar jie bent jau supranta, ką reiškia ta ramybė. Aš išeidavau iš bažnyčios palinkėjęs ramybę, bet aš nebuvau širdyje ramus.
Man visą laiką galvodavau, kiek pas mane kaip kišenė pinigų, kaip aš šitoje gyvensiu. Aš buvau labai stiprus materialistas, pas mane labai buvo svarbu kiekis pinigų, kiek yra kišenėje. Aš kiekvieną dieną stresavau, jeigu ten biški mažiau pinigų yra. Visas gyvenimas stresas buvo. Kovau už rytdienos dieną. Pastovų stresas, nuo to buvo alkoholis, cigaretės, linksmybės, lošimai ir taip toliau, kad bandėjai kažkur tai malšinti tą stresą. O dabar Dievas davė savo ramybę, nes aš tikrai žinau, kad Dievas nepadarys taip, kad aš badaučiau. Ir man kiekviena diena tapo džiaugsmu, nes aš negalvoju apie rytdieną. Aš gyvenu šioje dienoje, nes aš net nežinau, kas rytoj manęs laukia. Džiaugiuosi šioje dienoje, nesvarbu, kiek mano kišenėje pinigų. Dievas nesukūrė gėlės tam, kad ją kankinti. Tuo labiau mūsų nesukūrė tam, kad mes būtume nelaimingi. Dievo žodį yra parašyta: kraukitės turtus dangaus karalystėje, o visa kita jums bus pridėta. Tai Dievas puikiai žino, ko man reikia, ir Dievas tuo pasirūpins, ko man reikia. Pasitikėjimas Dievu ir ramybė tapo mano kelrodė žvaigždė. Aš einu tuo keliu. Dar vienas labai svarbus tas, kad aš dabar esu Dievo mokykloje. Mane Dievas keičia mano charakterį. Ir paskutinė pamoka, kurią aš baigiau pas Dievą, tai buvo romumas. Palaiminti romieji, jie paveldės dangaus karalystę. Man atrodo, taip yra parašyta. Nes ramybė, žmogus turi būti ramus, jis to kito žmogaus atžvilgiu, kuris sėja piktą. Man teko dirbti tokiai kompanijai, kur vyravo labai didelė, negera atmosfera. Ir buvo mokymas mano, kad turi iškentėti kito žmogaus vaidus, pykčius ir taip toliau. Nes ir davė netgi pamokymą, kad žmogus, kuris sėja piktą, jis yra šėtono įtakoje, šėtono dvasios įtakoje. Ir kada jisai kažką tai blogą daro, jisai pats net nesupranta, ką jisai daro. O paskui tik tai atsibūdęs, pagalvoju, ką aš padariau. Ir eina atsiprašinėti arba dar kažką tai. Čia yra ta tokia būsena. Ir Dievas sako, būkite pakantus jiems. Ramus jų atžvilgių, nes jie tuo metu nežino, ką daro. Kada Kristų kalė prie kryžiaus, kada jisai kabėjo ant kryžiaus, jisai Dievo paprašė, savo tėvo pasakė, Dieve atleisk jiems, jie nežino, ką daro. Tai vat pasako apie tai, kad tie kariai, kurie kėlė Kristų ant kryžiaus, jie tuo metu nesuvokė, ką jie daro. Jie buvo aptemdinti šėtono dvasios. Taip yra su žmonėm. Pyktis tai yra šėtono, ne Dievo. Dievas yra meilė, džiaugsmas, viltis, tikėjimas. Šėtonas yra skausmas, nerimas, kerštas. Pamąstykite apie tai. Ir dar vienas labai įdomus dalykas, kuris mano gyvenime įvyko, tai pagal Dievo žodį kiauliena yra nešvarus maistas. Aš atsisakiau valgyti kiaulienos, atsisakiau gerti alkoholio, ir kada viso tai sudėjus, aš nebevalgiau čipsų, nebevalgiau kumpelių jokių, negėriau alaus, mano svoris per 3 mėnesius nukrito 18 kg. Aš svėriau 98 kg, per 3 mėnesius nukrito iki 80. Aš taip įsigandau, aš pagalvojau, kad kažkokią labai stiprią ligą įsigijau. Nuvažiavau pas savo šeimos gydytoją ir sakau, gydytojas, čia kažkas nerealaus. Per 3 mėnesius, sakau, aš nukritau, mano svoris taip stipriai nukrito. Nors prieš tai labai daug sportuodamas, aš niekada nepasiekdavau tokio dalyko. Daugiausia 93. O gydytoja paklausė Jonai, sako, koks tavo ūgis? Kada pasakiau savo ūgį, jinai pasakė, sako, pas tave dabar idealus svoris. Sakau, ačiū gydytoja, aš esu laimingas. Nesupratau, kad tai yra Dievo vedimas ir Dievo galia. Jis pastatė mano kūną į tą, koks aš turiu būti. Sveikas žmogus. Aš jau nekalbu apie tai, kad pasikeitė mano aplinka. Dievas mane atvedė į nuostabią 7 dienos adventistų bažnyčią.
Rekomenduoju kiekvienam žmogui ten ateiti, susirasti. Klaipėdoje tai yra Vytauto 38. Kiekvieną šeštadienį renkamės ir 10 val. Ir garbinam Dievą, aš jo palaimintą dieną. Ir bažnyčios yra ne tik taip Klaipėdoje, yra visam pasaulyje, nes tai yra tarptautiniai, pripažinta bažnyčia, tai nesekta kažkokia. Yra ir Skuodė, yra ir Kaune, ir Vilniuje, ir Panevėžyje, ir tikrai yra Facebooko puslapis Adventistai, galite sužinoti daugiau apie juos. Kada aš atėjau į tą bažnyčią, ten žinių lobynas, ten tau duodama ir duodama knyga, tik skaityk, tik aug žmogau, tik pažink Dievą. Ir tas pažinimas pas mane auga kiekvieną dieną ir aš kiekvieną dieną esu laimingesnis. Tad rekomenduoju kiekvienam, atraskite Dievą, atsiverskite Dievo žodį ir pradėkite jį skaityti. Bet apie tai aš norėsiu papasakoti jums kitoje laidoje. Tai mano patariamasis žodis šio filmo, nes kaip autorius šio filmo noriu pasidalinti savo išmintim, ką įgijau, ir duoti jums patarimų, kad jūs pasuktumėt savo gyvenimą tuo keliu laimės, džiaugsmo, tikėjimo, vilties ir meilės keliu pas Dievą. Kur nėra skausmo, pavydo, keršto ir dar visokių ten blogybių, puikybės. Kur savasis aš yra lygus su nuliu, sulygintas su žeme ir ten jo nėra. Ir mes vienas kitą gerbėme ir mylime. Ir tuo tarpu, prieš baigiant šią antrą savo dalį, aš norėsiu dar perskaityti iš Biblijos labai gražius žodžius, kurie kaip tik pasako apie tai, ką aš dabar jums pasakojau. Taip yra, kad Biblijoje tai yra, kiekvienas gali atrasti savo gyvenimo kelią ir atrasti tos žodžius, kuriais jisai vadovavosi arba nesivadovavo. Tai skaitau. Į Patarlių knyga, 2 skyrius, nuo 1 iki 6 eilutės skaitysiu. Mano vaikė, jei priimsi mano žodžius ir branginsi širdyje mano įsakymus, jei palenksi ausį klausytis išminties ir atversi širdį, norėdama suprasti, jei iš tikrųjų šauksiesi žvalgumo ir pakelsi balsą norėdama suprasti, jei sieksi supratimo, kaip žmonės ieško sidabro ir ieškosi jo tarsi paslėptų turtų, tai suprasi pagarbę viešpaties baimę ir sužinosi, ką reiškia pažinti Dievą. Juk viešpats duoda išminties, iš jo lūpų ateina pažinimas ir supratimas. Amen. Te būna pašlovintas Dievas visoje žemėje, o aš apsakysiu visus nuostabius jo darbus ir šlovės giesmes giedosiu jo vardui aukščiausiasis. Ačiū tau, Dieve, už šitą liudymą, kurį aš sakau žmonėms. Ačiū tau. Susitiksime kitą šeštadienį, kur aš parodysiu labai svarbės knygas ir kelią, kurio reikia eiti pas Dievą. Iki susitikimo kitą šeštadienį, palaimintą Dievo dieną. Iki, mano draugai, ir giminaičiai, ir žmonės, kuriuos aš nepažįstu, bet žiūri šitą video. Iki.